Taip, turim modeliuką dabar. Audi A5 204. Apžvelkim truputį, kas čia per mašiną. 4 durų A5 2.0 TFSI. Iš Amerikos grįžus. Priekis kaip ir sveikas buvo. Nuotraukos matyta, kad buvo spausti abudu šonai. Keistas visus 4 duris. Tai ne mes ją išardėm, ne mes ją darėm. Mums tik tais reikia ją surinkti. Padaryti važiuojančią gražią mašiną. Tai va, vidus. Vidus yra Lego varžteliai išsvaidyti, lubų dalis yra, pačių lubų irgi nėra, tai va, bagažinė irgi, javaliukas. Tai ką, einam, pažiūrėsim, dar bagažinę atsidarysim, bagažinė neatsidaro, reikia spustelti rakteliuką, reikia prikelti, tai ką, bagažinė irgi turim gerą javaliuką. Tuščia, pilna varžtų, visko daug, lempos irgi, kiek matau, čia ne tos, yra defektuotos, reikės kitų, tai automobilis toks apardytas gerai, aišku, duris irgi reikės, visas perrinktis yra kitos duris dėtos, o mūsų transportinis sėdenė, rekaras, akumas, atsisėdė važiuoja, kiek aš matau iš panelės viskas good, tai ką, tiek žinių dabar apie Audinę, ratai bus juodi turbūt irgi, turim padaryti ją ledinį automobilį, kaip sakant. Viskas lenkščiai visi yra gerai, gumas yra įkirstas. Einam, apžvelgsim, dar yra atvežtas senos duris, iš kurių reikės išsiimti kelias detalės ir sudėti. Tai va, mūsų duris, galinės tokios. Nėra labai jau baisios. Čia kitas priekinės irgi. Bet va tas pusė, tai keleivio pusė, kiek aš spėjau, čia jo keleivio pusė. Tai yra labai stipriai gausios duris. Tuo raktelį įsidedu. Duris. Galim pažiūrėti duris. O, duris tai labai stipriai gausios. O tos priekinės tai nežinau, kiek čia. Čia ne pusę metro sulindusios į vidų buvo. Nu ką, toks ir projektėlis tada. Tai ką, su jumis Fixed by G. Renkam šį bolidą ir lėksim į gatves.